Sveiki mokytojai, kuriems rūpi, o save tokiais vadinti galite todėl, kad jums ne vis vien, kai prasideda jūsų pamoka. Ir iš tikrųjų, tos 2-3 pirmosios minutės labai dažnai užduoda toną visam likusiam užsiėmimui. Juk ne veltui sakoma, gera pradžia, pusė darbo. Bet ar tai pradžiai skiriame deramą dėmesį ir pasirūpiname, kad ji tikrai būtų efektyvi. Dažniausiai tiesiog atsistojam, pasisveikinam ir keliaujame dirbti. O ką galima padaryti kitko? Šiandieną siūlau jums tiesiog praverti šitas dureles ir pasvarstyti apie 3 skirtingas strategijas arba lūkesčius pamokos pradžiai. Tos 2-3 minutės pamokos pradžioje galėtų būti išnaudojamas. Pirmas kelias – susikaupimui. Reiškia grįžti į save, grįžti į ten, kur esi, susikoncentruoti, susikaupti ir nusiteikti darbui. Kitas kelias, antras kelias yra atvirkštinis, kaip tik atsipalaiduoti, padėti tai, kas slegia, padėti tai, kas sunku, nusiraminti, nes mes visi žinome, kad mokymasis streso aplinkybėmis nevyksta. Trečias variantas yra galvoti apie pamokos pradžią kaip apie susitikrinimą. Kur esu aš ir kur yra mano mokiniai, ar mūsų planai, energija ir pasirengimas sutampa, kad galėtumėme turėti sėkmingą pamoką. Apie kiekvieną šį elementą su strategijomis išsamiai kitose impulsuose. O dabar dalinkite savo patirtimi, mėkite, sekite ir likite rūpestingi.